Sveiki visi, su jumis vėl LED Lumina. Šiandien, kadangi pas mūsų daug kas klausia, kaip teisingai reikia pajungti maitinimo šaltinį LED juostai, tai šitą šiandieną pabandysiu ir paaiškinti. Paimsiu paprastą atviro tipo maitinimo šaltinį 120 voltų ir pabandysiu prie jo prijungti LED juostą, parodysiu jums, kaip tai visa atrodo, kaip tai padaryti taisyklingai. Štai ant maitinimo šaltinio yra tokie žymėjimai AC ir DC. AC reiškia, kad čia reikia jungti 220, tai tiesiog iš rozetės, du laidus, L ir N raidės reiškia live ir pliusas, N tai neutral, tai yra žemė. Ir čia yra įžeminimo ženkliukas, dar jeigu jūs naudosite su įžeminimu, tai galite jungti ir įžeminimą. Dabar ar sumaišysit, ar vienaip ar kitaip, kaip reikia jungti spalvas, yra visiškai nesvarbu, ar čia pliusą jungsit, ar minusą, ar atvirkščiai, jokio skirtumo. Tiesiog imat ir jungit. Šiaip tai pliusas yra visą laiką rudas, mėlynas yra visą laiką minusas. Bet dar kartą pasikartosiu, visiškai nesvarbu, ar vienaip ar kitaip jūs pajungsite. Svarbu, kad pajungtumėt ant L ir N raidės 220 srovę. Dabar kitas galas yra V plus ir V minus. V minus tai yra minusas, V plus tai yra pliusas. Tai yra išeinantis srovė, šiuo atveju 12 voltų, skirta LED juostai. Ir ką, dabar paimsim, pabandysim pajungti, pažiūrėsim, kaip tai visą atrodo. Turiu pasiruošę štai tokį kabeliuką jau, su šakute, su laidu nuvalytu jau. Taip. Paimam atsuktuvą, atlaisvinam kontaktus ir pajungiam. Kaip ir minėjau, pliusas, minusas, nesvarbu, kur jūs įjungsit. Svarbu, kad tai būtų ant jungties AC. Štai, prijungiau, parodysiu. Va, štai matot, pliusas, minusas, prijungtas, srovė tiesiog, kurie eina į rozetę. Prijungus vien šitą, jau dabar įjungus į rozetę šakutę, iš karto užsižiebs čia žalia lemputė, reiškia, maitinimo šaltinis veikia, tą pabandysim, parodysiu. Štai va, matot, žalia lemputė užsidegė, reiškia, maitinimo šaltinis veikia, viskas tvarkoj, dabar pabandysim prijungti LED juostą. Šiuo atveju pasėmiau tik metrą kažkur, tai galbūt net mažiau juostos. Yra prie šitos juostos jau yra prilituoti du laidukai. Laidukų reikšmė, spalvų reikšmė yra raudonas, tai yra pliusas, juodas tai yra minusas. Ir kaip ir minėjau, raudoną reikia jungti. Ir raudonas, kadangi yra pliusas, jungiam V plus, juodas yra minusas, tai jungiam V minus. Nesvarbu, į kurį kontaktą jungsit, ar į pirmą V ar į antrą V, čia irgi nesvarbu, čia yra tiesiog du kanalai, bet abudu jie veikiantis, bet jeigu jungtumėt dar juostos, geriau būtų, kad jau kitus kanalus naudotumėt. Dabar prijungiam. Laidų galiukus nusivalom. Aš turiu tam skirtą įrankį, bet tai nesvarbu, jūs galite tiesiog su peiliuku nuvalyti. Va, nuvaliau. Dabar, kaip ir minėjau, V plus tai yra raudonas laidas. Prijungiam pliusą. V minus yra juodas laidas ir jungiam tenai minusą. Štai kaip tai atrodo, pajungiau. Juodas yra prie V minuso, raudonas yra prie V pliuso. Jos tai yra jau prijungta. Dabar jungsiu į rozetę ir pažiūrėsim, veikia. Štai, juosta veikia, viskas tvarkoje. Nieko daugiau daryti nereikėjo. Dabar paimsiu kitą variantą. Tarkim, būna variantų, kai LED juostą jūs nusiperkat, tarkim, nebūna prilituoti tie laido galiukai. Arba jeigu jūs nusipirkote 5 metrus,
kadangi juosta yra karpama kas 5 cm, jūs atkirpot, kažkur panaudojat ir norit kitą galą panaudoti, kaip jums jį reikėtų pajungti. Aišku, paprasčiausia tai būtų paimti lituoklį ir prilituoti 2 laidukus, bet jeigu jūs neturit lituoklio, jūs galite tiesiog įsigyti štai tokią jungtelę. Va, kaip jinai atrodo, tai yra specialiai užspaudžiama jungtis, pajungti vienspalviai LED juostai, tokių pačių yra ir spalvotam RGB juostam. Yra 2 kontaktukai, toj parodysiu, kaip ją pajungti. Paimam dabar kitą LED juostą. Kitą LED juostą. Dabar ant pačios juostos, va, pažiūrėkit, yra pliusas parodytas ir minusas parodytas. Tai čia yra pliusas, čia yra minusas. Ant jungtelės taipogi yra parodyta pliusas ir minusas. Tai šitie dalykai turi sutapti. Nu, jeigu sumaišysit, aiškus, nieko baisaus nebus. Tiesiog juosta nedegs, apkeitus vėl viskas degs. Nu, pabandom dabar ir prijungiam. Tiesiog juostą paimam, įstatom, kad tie 2 kontaktukai užeitų ant kontaktukų juostoje. Ir tada viską užspaudžiam. Užspaudėm, juosta užsifiksavo, viskas, juosta yra pajungta. Labai paprastai, be jokių litavimų. Bet dabar yra dar vienas toks dalykas, kad šita jungtelė reikalinga pajungimo. Kita šakutė reikalinga, kad įjungti. Irgi yra pas mūsų parduotuvėje. Ta visą rasit, kur ką įsigyti, rasit po video apačioje prie nuorodų. Štai yra tokia jungtis. Jums reikės įsigyti dar tokią papildomą jungtį. Jinai laidukai pasijungia tiesiog su varščiukais, irgi yra parodyta, pliusas, minusas, viskas čia suprantama ir aiškiai. Tokiu atveju paimam laido gabaliuką, paprasčiausią laido gabaliuką, aš jau jį turiu pasiruošęs. Šiuo atveju panaudokim, nesvarbu kokios spalvos pas jumis bus laidas, pas manęs tiesiog yra raudonas su mėlynu. Nu tai, kadangi raudonas yra pliusas, tai mėlyną padarykim, kad tai bus minusas. Tai va, paimam į raudoną laidą, čia va, matot, yra kontaktukai, raudoną laidą įjungiam į pliusą ir užsukam varžtukus. Pasidėsiu ant stalo, tai bus patogiau. Su paprastu atsuktuvu užsukam varžtukus stipriai, tada mėlyną jungiu į minusą ir irgi varžtuką užsuku. Štai taip atrodo pajungtas. Jį įkišau 2 laidukus ir pajungiau, pliusas, minusas, viskas yra parodyta, viskas čia yra aiškiai ir suprantamai. Dabar ką darom toliau? Imam kitą galą ir kaip ir sakiau, raudonas pas mumis pliusas, mėlynas pas mumis minusas. Paimam maitinimo šaltinį, ant vieno kanalo jau yra pajungta viena LED juosta, aiškus galima jį jungti dar ir antrą, bet kadangi mes turim dar vieną kanalą laisvą, tai aną ir pajungsim. Tai raudoną jungsim į V+, mėlyną jungsim į V-. To aš pajungsiu. Mėlynas į V- eina. Štai viskas prijungiau, štai tokį nuo maitinimo šaltinį, šakutę tokią. Ir kaip ir sakiau, visą tai jungiam į juostą. Įjungiam, dabar ką, pabandom įjungti rozetę. Štai viskas šviečia. Šviečia ir ta pirmoji, kuri prijungiam su laiduku, šviečia ir antroji. Štai, viskas labai paprastai. Tai tiek, turbūt būtų tam kartui, kaip ir minėjau, pasikartosiu visus nuorodas, kur įsigyti jungteles, maitinimo šaltinius ar pačią LED juostą. Rasite pas mumis www.ledlumina.lt arba bus įdėtos dar nuorodos apačioje po video. Jeigu dar kils kažkokių tai klausimų jums,
Visada galite klausti, rašykite komentaruose po video, su mielu noru atsakysiu, parodysiu, pademonstruosiu, kaip visa veikia ir kaip ką reikia padaryti. Sekantis video turbūt bus apie tai, kaip sujungti, kaip teisingai sujungti kampų, tarkim, LED juostą. Jeigu jūs nukirpot ir jums reikia kampų sujungti, jos išlenkti kaip ir neina, sunku. Kaip tą padaryti paprasčiau, kokios tai naudojamos jungtis. Visa tai bus parodyta sekančiame video.